Labas, šiandien statysiu tokį bloką didelį namą. Šiame video bus 3 dalys. Tai kad pradėkime. Pradėsime nuo įėjimo. Įėjime aš nežinau šiaip kokį padaryti žemę, bet galvoju, štai tokią galima. Ji labai neblogai tinka. Tai kad gal sustosime ant tokios ir reiks visur padaryti tokią. Gerai. O čia pažiūrėkime, kokios yra tokia. Ir tokia nebloga. Čia tai labai daug linijų tada bus. Štai šitą gal labai net nebloga. Nežinau, gal padarysiu, nežinau, net tokią. Sustosime ant tokios. Toliau, ką mes čia turime? Galvoju, gal pačioj pradžioj čia dar biškį padėti kažką. Gal krūmus arba tokius, taip pažiūrėkime, kaip tai atrodys. Taip labai net gražiai, dar 2 reikėtų. Ir pas mus toks sodas mažas, ne gal 3 užteks. Ir čia kažką galima prikabinti, pažiūrime, ką čia galima. Gal čia yra pašto dėžutė, mes ją galime čia kažkur padėti, gal čia, nes čia per aukštai. Gerai, toliau reikia įsirengti gal kažkokią spintelę. Štai šita labai net graži. O dar šita graži, bet aš neimsiu daug. Man atrodo, šitos vienos užteks gal, arba galima taip padėti. Ir aš žinau, čia yra kažkokios gražios fotografijos, nežinau net jeigu taip, tai kokia. Gal tokia labai graži. Taip man patinka kol kas. Taip, kilimų aš nelabai daug turiu, bet gal uždėsiu tokį, labai net neblogai tinka. Ir čia su viskuo, man atrodo, jau paruošta. Taip, dar galima pasižiūrėti, gal yra kažkokių daiktų čia padėti reikalingų. Galime sporto kažką padėti. Batutą mes čia tikrai nedėsime, bet galime paimti, padėti tokius kilimėlius. Kilimėliai šitie galima daryti, ne tiesiog kažkur sportuoti, o eiti į pikniką ir 5 žmonėms net. Tada aš dar padėsiu kamuolį ir štai tokį daiktą. Lėkštę skraidančiam. Dar reikėtų padėti raktus, aišku. Juos padėsiu gal čia. Ir nežinau, galima padaryti, aš kažkada taip dariau, taip sudėti čia šituos. Oi, vienas netelpa nieko. Šitą išmest, o instrumentus čia padėti. Ir tada taip gražu, bet geriau aš padėsiu į kažkokią čia dėžutę. Nežinau, kokį čia mums tinka. Gal štai tokia, ji čia netelpa, ne. Galime padėti tokią arba ne mažesnę gal. Mažesnė negražiai atrodo, didesnį dedam. Taip, ir čia sudėlioti štai šituos daiktukus, instrumentus. Čia dar kažkas tilps, galiu šitą dar irgi dėti. Staiga.
Oi. Dabar, va, pasiėmiau. Gerai. Tai, kad nežinau, gal kažkokio augalą, jo labai čia gražus pas mane yra. Ne, va toks gal netiks. Vau, labai gražus. Net nežinau, kad tokių gražių turiu. Kažkaip senai nežaidžiau šį žaidimą. Gal va čia galvoju, bet jis per didelis ir trukdys, tai kad va tokį galima mažą. Jeigu va toks mažas, va čia padėsiu, neblogai atrodo. Taip, toliau galvoju, gal padėti va tokius 2. Ne, jie kažkokie per didelį atrodo, bet nežinau, kitokie irgi netiks. Čia galima gal va tokią sofytę padėti. Neblogai atrodo. Ir dar galvau štai va šitą padėti. Ir pas mus labai net gražiai atrodo. Tuoj galima dar va pagalvių padėti, va tokias. Tik atvirkščiai padėti reikia. Va šitą va čia. Dar galima va tokį laikrodį padėti. Taip. Na ir man atrodo jau neblogai taip. Krenta. Man nelabai patinka štai va tokia pagalvė, tai kad aš šias nedėsiu, o va šitą paliksiu. Ir dar noriu padėti va tokią. Ne, tada va tokia. Aš išimu ir padedu va tokias 2. Ir va čia šertutę galima tokį padėti, mielai. Gerai. Ir man atrodo štai čia baigta. Oi, tiksliai lempa, kaip mes be lempos niekaip. Va šitą gražią. Tai reikia pažiūrėti, kaip jis šviečia. Labai šviesi gerai. Taip dar galima padėti žvakę. Va čia va. Na ir čia, kaip suprantu, jau baigta. Tai čia jau nebėra tokių jau daiktų, kurių labai reikalingų, tik galime va taip knygas sudėlioti ir, oi, o šitą didesnę, šitą mažesnę. Tai tada va taip sudėtų va šitą nuimt, va šitą padėti. Ne. Va šitą. Nu gerai, bus taip. Nepasiema šitą knygą. Kodėl jį taip toli statosi? Negali jį arčiau statytis. Gerai, toliau šitą irgi toli statosi, nesuprantu. Tada šitų rožinių nedėsiu ir dabar man atrodo, va šitą ir tikiuosi mėlyną, nors gerai pasistatys, kad gražiai atrodytų. Bus taip gerai. Nors kažkaip. Ir galime padėti va tokią užrašynę. Ir jeigu padėjome užrašynę, gal... dar reikia va tokios. Jeigu padėjome, galvoju, užrašynę, gal reikia padėti flomasterį, kažkokį violetinį. Kodėl čia viskas taip toli statosi? Ir štai va toks pas mus labai gražus gavosi, man labai patinka. Tai, kad einame daryti kitą kambarį. Taip, ir aš galvoju, dar reikia va čia prie lifto irgi viską padaryti. Tai, kad reikia dabar paimti kažkokį čia. Man atrodo, va toks kaip ir yra. Tinka tai, kad galima palikti, o žemę padaryti tokią pat. Ir aš dar pagalvojau, labai gražiai atrodys daryti va tokiuos 2 pufus, net ne pufus, o pagalves. Ir va čia yra va toks staliukas ir va taip va gražiai. Man patinka tai, kad einame toliau. Ir toliau pas mus labai didelis kambarys. Reikia čia viską perdažyti.
Taip, čia vienas. Aš galvoju, čia labai gerai, va, tiks, va, štai toks. Va, visur, va, čia padedam. Labai kažkaip šviesiai dabar pagalvojau. Gal tokį pat, ne, toks netinka. Man atrodo, va čia gerai va šitą, o va čia va tokį jo rūdą padėti ir labai net gražiai. Va čia aš galvoju jau padaryti kažkokį kambarį. Tai, kad galvoju jo teisingas daiktas ir reikia pažiūrėti, jo va taip atsidaro. O čia va taip blogai. Biški reikia va čia. Reikia pažiūrėti, kaip atrodys. Oi, per toli kažkaip. Ir galima va čia padėti kažkokį. O šitą va. Ir atrodys, kaip taip ir turi būti. Galima padaryti čia tipo durys, bet čia nedurys. Čia padėti taip. Čia va tokį kilimėlį galima. Čia va tokį va. Labai kompaktinis kažkoks kambarys, bet man patinka gražiai. Taip, ką čia galima dar padėti? Ar čia va švysti dar kažkas tilps? Net nežinau. Aš galvoju, kad pas mano žmogeliukus bus labai daug daiktų, tai kad dedu biški daugiau čia taip. Gerai. Užsidarė lovą biški. Oi, čia labai toli dabar. Gerai. Normal. Taip, toliau galime padėti, oi, ne tas daiktas, štai va tokį, tuo čia man krenta šitą, štai šitą. Toliau aš galvoju, va čia šitą pagalvę tinka, taip tinka, va čia galima dėti laikrodį ir kaipgi nebūna rūbų, kai ar tais, kur švarus ne visada būna, tai kad va čia padedu į štai tokią vietą nešvarius rūbus. Ir kaip supratau, man čia neužsidaro spinta, nors ir padėjau ją biški taip. Tada va taip padėsiu ir užsidaro, nes galima šiaip toliau. O taip, man atrodo, ir užsidaro, jau užsidaro. Dar toliau. Užsidaro viskas, o taip paliekam gerai. Toliau aš galvoju padėti va tokį širtutę gražią labai. Ir reikia kažkokio augalo. Augalas pas mus bus gal štai toks. Labai net gražiai. Arba galima čia pakeisti vietom biški ir va čia štai tokį augalą. Va taip va. O tai net stilingai atrodo, man atrodo. Šito augalo net nebereikia, va taip labai man patinka. Taip, ir tiksliai, aš galvoju, kas čia blogai, o čia man atrodo reikia kažkur, to reikia pažiūrėti, va taip, va čia padėti štai va tokį, o kai žmogus atidarinės, tai aš jį patrauksiu biškį į šoną, kad jis, va. Ateina žmogus toks, nori atidaryti, šitą aš patraukiu va taip ir jis neina ir va gali atsikult, pažiūrėti, persirengti ir uždaro tikrai. Ir gali va čia likti, viskas, labai gerai. Gerai, ir toliau
Štai padarysiu svetainę, man atrodo, čia labai gerai jai vieta. Tai galvoju dabar kokią sofą padėti, gal va tokią, man atrodo, pilka, labai net nebloga. Toliau reikia televizoriaus. Televizorių aš galvoju padėti va tokį. Ir čia dar biškį dadėt va taip va. Šitą paimt planšetę, bet čia nebus planšetinis kompiuteris. Va taip va. Ir, va taip va. Ir dar noriu paimt va šitas ir va šitas. Ir dar reikia dabar spintelės. Štai va tokios gal. Taip, kokias aš ten spintelės turiu. Štai va tokio, tai tinka neblogai. Aš norėčiau va taip biškį patraukti, bet nežinau, man reikėtų va tokios. Ai, ne, aš galiu va taip padaryti ir čia biškį šonę trukdo, bet labai net neblogai. Va joga paskiau, nes čia dabar žaidimus padėsiu. Štai tokia laida, štai toks žaidimas ir joga. Ir reikia gal planšetinį kompiuterį įdėti va čia. Taip, reikia dar kilimo ir kilimas štai va toks labai net gražus. Ir galvoju, gal štai va taip padėčiau kaip staliuką. Labai net neblogas variantas ir gal taip ir padarysiu. Aš galvoju, va šito nereikia, o galima va čia pastatyti biškį sofą va taip va, televizorių va taip va, o va čia va taip va ir labai gražiai taip atrodo, mano manimu. Ir reikia gal biškį dadėti va kažkokią va tokią. Ir gerai. Einame daryti kitą kambarį. Toliau va čia galvoju padaryti virtuvę. Einame į virtuvių sitę. Aš galvoju padėti tokį ar tokį šaldytuvą. Dabar žiūrėsim. Toks jau atkrenta, jis per mažas. Toks, jis šiaip neblogas, man jis gražus, bet jis kažkaip virguliuoja labai. Irgi dar pasižiūrim kitą. Ir čia va toks va labai didelis. Aš tai, man atrodo, šitas geriausia tinka, nes visi kiti jau pas man buvau naudoti ir noriu kažkokio naujo. Bet virtuvė bus vis tiek štai va tokia, nes čia yra viskas pats reikalingiausias. Maža spintelė, kepti ir toks. Ir, perskas ten. Kai pildys virtuvės šaldytuvą, padarysiu kitą video ir jį galėsite pažiūrėti mano kanale. O čia aš kol kas padėsiu štai tokius daiktus ir bus gerai. Reikia dar va pjaustyti. Šaukštukai, ten 5, štai tokį. Taip, šakučių reikia dar. Kokias irgi 5 gal. Paskutinį šakutę netelpa. Padėsim tipo į plovės visą laiką. Va, plovės. Niekas nesako, kad
Ji netilpo, aišku, ji tilpo. Padelis galima, va toks gražus. Va toks. Reikia kelių stiklinių. 3, 4, 6 kokių gal. Taip, čia galima padėti va tokį. Ir gal ne, va tokį. Ką? Į vandenį galima įpilti arbatą, ką? Nesupratau. Taip, tai reikia va tokio. Tokio. Ir lėkščių, kaip be lėkščių. Be lėkščių niekaip. 3, 4, 5. 5 lėkščių užteks. Stalas pas mus labai kompaktinis kažkaip gaunas, tai stalas pats ir bus, tai va. Tuoj, taip. Taip. Ir va taip va. Neblogai. Ir reikėtų dar, tai padaryti lentynėlę. Galima šiaip padaryti 2 tokias, jos labai neblogai atrodys. Vos neišmečiau. Taip. Ir va taip va, ir nežinau. Nes šitokios lentynėlės geros. Labai man patinka. Arba galima va čia vieną, čia kitą ir va taip. Gal taip ir padarysiu. Taip, tuo reikia dabar užpildyti viską. Štai tokį daiktą. Čia šitą aš netelpa. Taip, šitoj netelpa. Tada va čia. Šitą čia. Man čia nelabai viskas telpa, čia kažkokia maža spintelė, kažkokia bloga labai. Į ją niekas nesideda tiesiog. Aš nežinau kodėl. Tuoj aš va taip padarysiu biškį. Sudėsiu, tikiuosi sudėsiu. Va, dedasi dabar. Nesuprantu, man čia nenorėjo susidėti ar kas. Taip, lėkščias čia. Va taip va. Ir mes padarėm jau lentynėles. Ir va tokia virtuvė jau padaryta. Ir galima virtuvėje šiaip net reikia dėti va čia va. Čia atsidaro šitą pusę taip gerai. Ir galima kilimėlį va tokį. Labai net gražiai atrodo. Ir pamiršau vieną daiktą, kurį labai norėjau padėti su kokteiliais. Va, su kokteiliais čia tipo bus skanus toks. Ir čia mes imsim kokteilius ir gersim. Ir štai va čia baigta. Einame padaryti lauką. Čia nebus sodas, čia bus laukas, kur, kepti galima bus kažką. Galima čia krūmų dėti, bet aš nedėsiu, nes kažkaip nelabai. Gerai, taip. Štai va čia yra be galo daug daiktų. Ir štai va šitą. O galima šautuvus vandens paimti. Tiksliai čia aš turiu baseiną. Baseiną mes
pasimsim. Baseinas mums patinka. Gerai. Ir dar paimsime va tai. Oi, pamiršau čia padėti. Gerai. Va. Toliau čia reikia nueiti štai čia ir va čia. Čia bus pas mus batutas ir dabar ne gal ne šitą, o va šitą mažą. Ir mažas gal geriau atrodo, tinka. Taip galima va čia padėti štai va tokį ir vaikai žaisti po kažką pardavinėt gali. Ir kaip tik čia yra štai taip. Taip galima sudėti gražiai. Ir nežinau dar. Galima va čia paimti, padėti žirgų va tokios va. Ir va čia, kad pardavinėti tipo, reikia va čia padėti. Ir nežinau, ką dar reikia sodui. Nežinau. Ką štai padėti? Tai galima kažkokius čia tokias gėles. Va čia. Ir aš pagalvojau, aš nieko čia nedėjau iš gėlių. Tai kad biškį reikia pašamaninti. Taip, ir padėjau visur gėlių. Va čia, oi. Va čia. Ir toliau nedėjau. Ir dabar reikia gal dar kažką padėti ir štai pagalvojau, kad gal reikia kokteilių stendą šitą padėti čia, o čia jį nuimti, nes čia jis kažkaip gražiau atrodo. Ir dar norėjau padėti staliuką, kur galima bus valgyti tik lauke. Va čia ir va čia. Toks stalas atrodo toks didelis, net nežinau kaip kas. Reikia dar paimti gal va taip va. Iš gertuvės galime perpilti į gertuvę. Gerai, įdomiai. Ir mūsų va toks jau yra namas. Ir visiems ate. Tai buvo pirma dalis, kaip statau namą. Laukite antros ir trečios. Gerai, visiems iki. Susitiksime kitame video.